Labadiena, su jumis Savaitė per 5 TV ir pagrindiniai jos įvykiai, kviečiame prisijungti. Tarptautinių įvykių savaitė baigėsi sukrečiančia žinia, kad ketvirtadienio pavakarę virš prorusiškų separatistų kontroliuojamos teritorijos Ukrainos rytuose numuštas keleivinis Malaizijos oro linijų lėktuvas, skridęs iš Amsterdamo į Malaizijos sostinę. Kaip teigiama, nusikaltimas įvykdytas raketa Žemė-oras, pritaikyta numušti oro taikiniams. Jungtinių tautų raginimų tarptautiniai žvalgybos analitikai nuodugniai tikrina duomenis, siekdami nustatyti, ar Rusijos gamybos priešlėktuvinių raketų kompleksams Buk priklausanti raketa paleista Ukrainoje veikiančių prorusiškų separatistų, Rusijos pajėgų kitapus sienos ar Ukrainos vyriausybinių pajėgų. Visi 280 lėktuvo keleivių ir 15 įgulos narių žuvo. Daug žuvusiųjų kūnų dar neatrasta, kiti identifikuojami. Tarp žuvusiųjų apie 80 vaikų keliavusių atostogauti, o daugiau nei trečdalis buvo mokslininkai, AIDS tyrėjai, sveikatos apsaugos darbuotojai ir aktyvistai iš Nyderlandų vykę į Australijoje prasidėsiančią pasaulinę kovos su AIDS konferenciją. Malaizijos oro bendrovės duomenimis sudužusiame lėktuve be Nyderlandų piliečių buvo australų, Malaizijos, Indonezijos, Didžiosios Britanijos gyventojų, belgų, vokiečių, filipiniečių ir vienas kanadietis. Užuojautą lėktuvo katastrofoje žuvusiųjų artimiesiems pareiškė ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija bei aukščiausiosios valdžios atstovai. Po šios nelaimės Ukrainos separatistai sutiko paskelbti laikinas paliaubas, kol bus ištirta katastrofa. Iškart po įvykio uždaryta rytų Ukrainos oro erdvė. Ši savaitė buvo intensyvi politinėje Lietuvos padangėje. Antrai kadencijai prisiekusi prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienį surengė spaudos konferenciją. Joje atskleidė naujos kadencijos planus. Pirmoji kadencija, pasak šalies vadovės, buvo skirta krizės suvaldymui ir šalies ekonominės padėties stabilizavimui, o antroji, pasak prezidentės, bus kitokia. Ši naujoji kadencija be jokios abejonės bus jau kitokia ir labai tikiuosi, kad ją galėsime visi kartu skirti būtent mūsų socialiniai žmonių geroviai bei gyvenimo kokybei užtikrinti, regionų gyvybingumui skatinti, valstybės tarnybos skaidrinimui, ekonominių ryšių su mūsų kaimynais stiprinimui bei šalies apginamumo stiprinimu. Pirmąjį tarp savos kadencijos užduočių prezidentė įvardijo socialinio saugumo užtikrinimą. Antrai darbų grupė priskyrė valstybės saugumo ir karinio apsiginklavimo stiprinimo klausimus, taip pat energetikos saugumo ir savarankiškumo užtikrinimą. Prezidentė įvardijo ir sieksianti ekonominio augimo šalyje bei kreipsianti pajėgas informacijos kibernetiniam ir propagandiniam saugumui užtikrinti. Antradienį prezidentei pateikus Seimui svarstyti socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus kandidatūrą toliau eiti ministro pirmininko pareigas ir parlamentarams tam pritarus 88 balsais, prezidentė Algirdą Butkevičių iš naujo paskyrė vyriausybės vadovu. Trečiadienį Dalia Grybauskaitė patvirtino premjero pateiktą atnaujintą ministrų kabinetą. Kalbėdama apie būsimą ministrų komandą, prezidentė vėlgi išreiškė viltį, kad premjeras užtikrins, jog viceministrais netaps asmenys, apie kuriuos tam tikros skaidrumo informacijos turi specialiosios tarnybos. Be jokios abejonės skaidrumo reikalavimai yra visiems vienodi ir jie yra aukšti. Visi ministrai naujai paskirti turės kreiptis į specialiasias tarnybas ir gauti dėl kiekvieno būsimo skiriamo viceministro tam tikrą skaidrumo informaciją ir aš labai tikiuosi, kad premjeras užtikrins, kad jeigu tokia informacija yra, tokie viceministrai negalės būti paskirti. 16 vyriausybėje darbuosis 3 nauji ministrai, ketvirtadienį jie davė priesaiką Seimo posėdyje. Tai darbo partijos atstovė Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, Lietuvos socialdemokratų partijos deleguotas sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė ir partijos Tvarka ir teisingumas deleguotas aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas. Įpareigoti išsirinkti viceministrus naujieji ministrai jau ėmėsi darbų. Žemės ūkio ministerijai vadovausianti Virginija Baltraitienė neslepia, kad kol kas viceministre pasirengusi tvirtinti tik Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos atstovė Leokadija Počikovska, o sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė žada kurį laiką dirbti su ankstesne viceministrų komanda. Kęstutis Trečiokas, kaip prioritetinė aplinkos ministerijos darbą įvardinęs spartesnę daugiabučių namų renovaciją ir žemės gelmių išteklius, viceministrus tikisi suburti per 2 savaites.
Nuo Seime ketvirtadienį baigėsi kovo 10-ąją prasidėjusi eilinė Seimo sesija, per kurią parlamentarai rinkosi į 51 plenarinį posėdį. Ši sesija buvo pratęsta iki Liepos 17-osios, nes Liepos 12-ąją priimta prezidentės priesaika, išklausytas jos metinis pranešimas, vyriausybės metinė veiklos ataskaita. Seimas kasmet renkasi į 2 eilinės pavasario ir rudens sesijas. Pavasariniai baigusis birželio 30-ąją, rudens sesija prasidės rugsėjo 10-ąją ir baigsis gruodžio 23-ąją. Šalyje planuoto patariamojo referendumo euro įvedimo klausimų nebus. Mat vyriausiųjų rinkimų komisija nusprendė neregistruoti iniciatyvinės grupės rinkti parašams dėl referendumo. Skeptiškai jį įvertinę vyriausiosios rinkimų komisijos nariai argumentavo, kad sprendimai dėl euro įvedimo jau priimti, bet to referendumui siūloma formuluotė klaidinanti. Nuo trečiadienį plenarinėje sesijoje Strasbūre Europos parlamentas pritarė euro įvedimui Lietuvoje nuo kitų metų. Už tai balsavo 545 europarlamentarai. 116 buvo prieš, o 34 susilaikė. Šis balsas dėl euro įvedimo yra patariamasis. Galutinį sprendimą šį mėnesį priims ES valstybių ministrai. Intensyviai euro įvedimui rengiasi ir šalies bankai. Ketvirtadienį komerciniai bankai su Lietuvos banku pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą dėl gerosios praktikos rengiantis euro įvedimui. Juo bankai įsipareigojo intensyviausių valiutos keitimo laikotarpių klientus padaliniuose aptarnauti ilgiau, sudaryti palankės sąlygas įnešti grynuosius litus į banko sąskaitą, taip pat taikyti kitas priemonės, kad gyventojai ir verslas galėtų kuo sklandžiau pasikeisti pinigus. Tikrai visi puikiai suvokiam, kad valiutos pasikeitimas yra iššūkis visiems, todėl tikrai mes pabandėm sudėlioti svarbiausius akcentus. Tai yra būtent ir dėl keitimo vietų skaičiaus, optimalaus skaičiaus, ir dėl būtent reagavimo į klientų poreikius, ir dėl, sakykime, tokių susigrūdimo, jeigu taip galima išsireikšti, išvengimų. Pasak Lietuvos banko vadovo, perėjimas prie euro pritaikant informacinės sistemas bei techninius sprendimus bankams kainuos apie 30 milijonų eurų, tai yra apie 104 milijonus litų. Panašiai tiek pat bankai kitąmet praras negavę pajamų dėl valiutų keitimo. Tiesa, Lietuvos banko asociacijos prezidentas Stasys Skropas tvirtina, kad šalyje veikiančių komercinių bankų įkainiai nedidės. Bankai tikrai visi įsipareigoja ir jie tikrai griežtai to laikysis, kad bus laikomasi įstatymų ir dėl euro įvedimo įkainiai nesikeis. Siekiant sklandžiai įsivesti eurą, Lietuvos banko asociacija bankų klientams ir partneriams pataria konsultuoti su bankais, pinigus keisti tik įgaliotose kredito įstaigose ir Lietuvos pašte, neskubėti keisti sutaupytų grynųjų pinigų pirmomis euro įvedimo dienomis, o norint išsikeisti grynuosius, geriau iš anksto juos įnešti į bankų sąskaitas, kad atėjus euro įvedimo datai jie perskaičiuoti į eurus būtų automatiškai. Šiandien Vilniaus centre šalia Žemės ūkio ministerijos atidaryta pirmoji Lietuvoje elektromobilių greitojo įkrovimo stotelė. Įkrauti išsekusias elektra varomo automobilio baterijas čia užtruks vos pusvalandį. Anksčiau įprastose stotelėse jas buvo galima įkrauti per 4-8 valandas. Siekiant paskatinti elektromobilių stotelės naudojimą ir ištirti vartotojų elgsenos įpročius, artimiausią laikotarpį mokestis už įkrovimo stotelę nebus imamas. Pasak susisiekimo ministerijos, tokios prieigos suteiks lankstumo elektromobilių vairuotojams ir populiarins šią transporto rūšį. Skaičiuojama, kad Lietuvoje šiuo metu registruoti 42 elektromobiliai. Kiek daugiau yra elektra varomų dviračių transporto priemonių. UEFA Europos lygos antrojo atrankos etapo mače Klaipėdos futbolo klubas Atlantas namuose susitiko su kazachų Šachtior klubu. Vienintelė turnyre likusi Lietuvos komanda rungtynes baigė lygiosiomis. Nors iniciatyvą kontroliavo svečiai, klaipėdiečiai atmušė visas jų atakas ir išlaikė lygų rezultatą 0-0. Tai reiškia, kad per atsakomąją dvikovą Atlantui mušus vieną įvartį, Šachtior žaidėjams reikės atsakyti mažiausiai 2 taikliais smūgiais. Atsakomosios rungtynės po savaitės bus žaidžiamos Kazachstane. Rytoj šeštadienį didesnėje Lietuvos dalyje lietaus tikimybė išliks nedidelė, bet šiaurės rytinius rajonus antroje dienos pusėje aplankys trumpas lietus, kai kur galima ir perkūnija. Naktį atvės iki 11-16 laipsnių, įdienojus temperatūra kils iki 27 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų nuplaus trumpos liūtys, kai kur griaudės perkūnija. Dieną stipriai šiaurinių krypčių vėjas, saulė pasirodys rečiau, oras įšils iki 22-26 laipsnių šilumos.
Puikus orai palankus pramogoms ir renginiams. Štai šį savaitgalį Žagarėje vyksta 10-asis Vyšnių festivalis, o atostogaujantieji pajūryje kviečiami į tradicinę žvejo šventę Juodkrantėje. Sekmadienį minint tarptautinę šachmatų dieną, šachmatų entuziastai kviečiami į Bernardinų sostinėje sodą, o mes šią savaitę sakome sudiev, turiningo laisvalaikio, puikių pramogų ir dėkui už dėmesį.